Daugelis žvejų, kalbėdami apie plėšriąsias žuvis, žinoma, vadina lydekas. Tačiau ji gali drąsiai konkuruoti su nemažiau pavojingu ešeriu, kuris taip pat yra plėšrūnas. Savo titulą ešerys gavo dėl to, kad turi aštrų regėjimą. Iš tiesų jo regėjimas laikomas vienu geriausių žuvų regėjimų. Įdomu tai, kad ešerys gali įžiūrėti objektą net 10 metrų atstumu. Dėl šios savybės ešerys gana sėkmingai medžioja, be to jam pavyksta išvengti kontakto su kitais plėšrūnais. Ešeriai apdovanoti gebėjimu matyti ultravioletinius spindulius, ko neturi žmonės. Tai labai naudinga funkcija, kurios dėka žuvis atpažįsta kraujo pėdsakus vandenyje ir supranta, kad kažkur netoliese yra silpna žuvis, kuri taps ešerio grobiu. Jie taip pat geba atpažinti infraraudonąją spinduliuotę, kurios dėka žuvys gali nustatyti vandens temperatūrą. Be to, svarbi ešerių regėjimo ypatybė yra jų tarpusavio bendravimas. Jie netgi gali atpažinti giminingas žuvis pagal jų akių spalvą ir pranešti joms, kad netoliese yra pavojus arba maisto. Ešerių akys yra pakankamai gerai išdėstytos, todėl žuvys puikiai apžvelgia šonus. Tai pagerina jo reakciją medžiojant, taip pat pavojų, taip pat grobio aptikimo greitį. Pažymėtina, kad gamta ešerį apdovanojo gebėjimu keisti savo spalvą, kurią veikia aplinka, todėl pasirodo dėl to, kad po oda yra specialių ląstelių, būtent jose ir yra įvairiaspalvių pigmentų. Dėl to žuvis įgijo gebėjimą maskuotis, pavyzdžiui, akmenyse ar smėlyje. Ešeriai turi 3 spalvų receptorius, todėl gali atskirti daugybę spalvų, net esant silpnam apšvietimui. Dar viena unikali šios žuvies savybė yra tai, kaip ji suvokia gylį ir tai daro per procesą, vadinamą stereoplazija. Tuomet žuvis supranta atstumą iki skirtingų objektų. Ešeriai taip pat geba atpažinti šviesos polarizaciją, o tai jiems taip pat naudinga, ypač medžioklės metu. Be to, jų regėjimas leidžia atpažinti nežymius objektų atspindžius. Regėjimas taip pat prisideda prie ešerių dauginimosi proceso. Kviečiu prisijungti prie Telegram čato žvejams. Čia galimas paprastas bendravimas, pasidalinti patirtimi arba trofėjumi. Juk visi trokšta pasigirti savo laimikiu. Prisijungus prie mūsų, jūs galite įgyti papildomą patirtį žvejyboje arba atvirkščiai pasidalinti patirtim. Laukiam jūsų, linką paliksiu komentaruose.